Ar kada teko save padrąsinti prieš imantis tam tikros veiklos? Galbūt jums vis stinga idėjų ar ryžto imti ir kažką pakeisti. Jei nors vieną klausimą atsakėte teigiamai, pasaulinė lyderystės konferencija kaip tik jums. Kretingos Pranciškonų gimnazijos kapelionas brolis Paulius Vaineikis tikino, kad lyderystės konferencijos itin svarbios, mat Lietuvoje lyderystės labai stinga. Tad kiekvienas žmogus, ne tik vadovas, privalo tokioje konferencijoje apsilankyti. Į tą konferenciją turėtų važiuoti visi suaugę žmonės, tie, kurie turi šeimas arba dirba kokioje vietoje, nebūtinai jis turi būti lyderis, nes čia visa informacija arba ta patirtis, kurią išgirsti iš paprastų normalių žmonių, gali ją pritaikyti visose gyvenimo srityse. Taip kad, sakyčiau, ją galbūt reikėtų vadinti pasaulinės, ne tik lyderystės, bet pasaulinės normalaus žmogaus krikščionio konferencija. Pasaulinė lyderystės konferencija – puikiai galimybė rasti bendraminčių, įgyti drąsos bei išmokti produktyviai lyderiauti. Ateinu pasisemti patirties, išminties ir aišku, kas yra nuostabiausias dalykas, susitikti su žmonėmis, kurie ieško tiesos, kurie nori, kad Lietuvoje, taip pat aplinkoje, kurie, pavyzdžiui, dirba, kad būtų kažkoks progresas, nes mes pastoviai esam kviečiami viešpaties mokytis. Pristigus tikėjimo ir ryžto apsilankykite pasaulinėje lyderystės konferencijoje, nes tai yra ta vieta, kur gimsta lyderiai.